Ar girdėjai bambuko istoriją? Kai pasodini kinišką bambuką į žemę, jį turi nuolatos tręšti ir laistyti. Ir taip visus metus tręšti ir laistyti. Bet po metų jis net neišdygsta. Po 2 metų laistymo ir tręšimo vis tiek dar nieko nesimato. Po 3, po 4 lygiai tas pats. Bet po 5 metų, kai bambukas išdygsta, per 5 savaitės jis iškart užauga 30 metrų aukščio. Todėl, kad visus tuos 5 metus bambukas kūrė savo šaknų sistemą, kuri išlaikytų tokį jo aukštį. Tai lygiai taip pat ir tu gyvenime nenusimink, jei kurį laiką jau darai veiksmus, vienaip ar kitaip strateguoji, daug įdedi veiksmo pastangų ir dar negauni norimo rezultato, tai yra viskas gerai. Atmink, tu dabar kuri tas savo šaknis, tuos visus pagrindus, kurie paskui tau padės šauti į viršų kaip tam bambukui.